Akvilė, sakyk, pokštas ar saldainis? Pokštas. Gerai, nuo to ir pradėsime mūsų šiandieninę laidą. Labas vakaras, mylimosios ir gerbėmieji. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai. Prašau, sakyk, Akvilė, ką tu čia veiki mūsų studijai? Praeitą kartą ją valiai, dabar jau vedi laidą su manim, ar kaip suprast? Aišku, atrodai baisiai, galėjai truputį, bet... Ačiū, Nedai. Šiandieną aš vesiu laidą kartu su tavimi, o kad atrodo nuostabiai, aš ir pati žinau. Kiek tu daug žinai, ką dar žinai? Oi, viską žinau, aš jau kaip katė gyvenu 9 gyvenimą. Tačiau tu, gerbiamas kolega, turbūt nežinai nieko. Kodėlgi mes šiandien taip pasipuošę? Tu katė? Taip. Iš kvapo galvau, kad čia aš... O pala, dar klausimas tau, ūsai tikri ar ne? Ne. Netikri? Tai kam tu nusiskutai? Reikėjo iš anksto pasakyti. Tai minim Helovyną, ne? Kas yra tas Helovynas? Helovynas tai yra visų pirma šventė, kuri vyksta spalio 31 dieną, o visų antra tai atsirado Airijoje ir Škotijoje 19 amžiuje. Tai čia panašiai kaip užgavėnės, nueini pas močiutę į spintą, pasiemi viską, ką ten randi ir eini prašyti maisto ir pinigų, ar ne? Ne, Nedai. Ši šventė yra skirta paminėti Helovyną tiesiog. O žinai, kas geriausiai mini Helovyną? Turbūt tu. Ne, turbūt tavo kvapas ir be abejo. Atžalyno mokytoja ir laisvalaikio klubo vadovė Aušra Ščiukienė. Kaip matot, Akvilė apsirengė šeškų ir matot ir užuodžia turbūt. O kuom jūs? Haris Poteris, ne? Galiu paklausti, kuo tu apsirengęs? Aš natūraliai, aš tiesiog nusivaliau, visi dažys aš nusivaliau. O aš gražiai pasidažiau, tikriausiai, kad net pažįsti. Rando nėra, ne Haris Poteris. Taigi grįžtam prie mūsų tos dalies. Aš turim porą klausimų. Taip. Ką jums reiškia pats žodis Helovynas? Ne vynas, Helovynas. Helovynas. Ne Helovynas, o Helovynas. Aš supratau. Siaubo filmas. Siaubo filmas. Rusys. Ką ten veikia? Tai siaubo filmas rusys, ar čia du atskiri dalykai? Siaubo Čia filmas ką man ir reiškia rusys. Helovynas? Ai. Vaiduokliai. Siaubo filmas. Duona kepta. Traškučiai, sūris. Limonadas. Koldūnai kokie? Koldūnai. Hotlando meniu dar pavardinsit, ar ne? Kava. Gerai, ačiū. O ar švenčiate į mokykloje su mokiniais? Taip, mokykloje švenčiam. Šventėm vakar. O kaip šventėt? Vakar jaučiasi, kad vakar šventėt su mokyklu. Susirinkom, pasipuošėm įvairiom kaukėm, pristatėm kaukės, žaidėm žaidimus, valgėm traškučius, sūrį, keptą duoną, gėrėm sultis, Koldūnus valgėt. Žiūrėjom siaubo filmus 3 ir žaidėm slėpynę. Ai, supratau. Mes ruošiamės Helovynui mūsų Kėdainietis TV komandai ir mes nusprendėm nufilmuoti porą tokių reportažų apleistose vietose. Tai namas apleistas, tai dar kažkas. Kaip galvojat, susijusios tokios vietos su šia švente? Bet būtinai žvakių ir daug lygsmo reikia. O kodėl susijusios? Vaiduokliai, kur gyvena? Apleistose namuose. Tai bet būna, kad gyvena ir su žmonėm vaiduokliai. Bet man siejasi. Supratau. Kaip ir minėjau, mes filmavom porą reportažų apleistose vietose. Šį reportažą dabar siūlau jums ir pasižiūrėti. Dabar mes esam Keleriškių miške, kur sovietmečiu buvo įkurta karinė bazė. Pradedam kelionę. Akvilė, kur tu? Tikrai nebaisu. Oh my gosh. Jeigu aš čia gyvenčiau, čia būtų mano kambarys. Čia labai baisu, labai baisu. Ten kažkas yra. Tuo mes ir baigėme savo kraupųjį reportažą, nežinau ar jūs matėt, bet čia tikrai vaidenas, todėl mes kuo greičiau bėgam iš čia. Dabar esame Sirutiškių, kur šią vietą labai mėgsta daug ekstremalų. Todėl eime apsižvalgyti.
kadangi įeiti į vidų negalėjom. Todėl dabar važiavam ieškoti įdomesnių vietų. Taigi mes dabar esam Pramonės rajone, Kur yra dar vienas kraupus pastatas ir eime apsižvalgyti. Labai ekstremu. Nors ir kraupoka, bet vaizdas yra tikrai nuostabus, tačiau pastatas yra kritinės būklės, todėl nepatarėme čia lankytis. O po tokio baisaus reportažo, kokia jūsų nuomonė vis dar yra apie Helovyną, bei kada pas jūs kilo ši mintis švęsti į mokykloje ir dar per visą naktį? Šitą mintis kilo prieš 4 tikriausiai metus, kada šitą šventę pradėjo populiarėti Lietuvoje. Geras reportažas, man patiko. Tai yra filmas Naktis muziejui, tai čia maždaug naktis Atžalyne. Taip, Bet 100 kartų baisiau. daug baisiau. Nes sėdi mokytojai, rašo pažymius, tu naktį neatsiskaitinė, taisytis. Ne, aš niekad nebuvęs. Mokytojai miega naktį. Mokyklai. Taip. Ai, tai visai smagu. Dar klausimas, ši šventė, jeigu galima taip vadinti, šventė. Jums tapo kiekvienų metų tradicija, todėl galbūt galėtumėte mums papasakoti, ką būtent veikėt per visą naktį. Nejaugi nebaisu. Dieną į mokyklą baisu čia naktį. Susirenkam vėlai, kada temsta, apie 9 valandą. Užsimaskuojam veidus, kad vieni kitų nepažintų. Ir pradedam švęsti. Kai kurios panelės nusivalo veidus, kad jų Taip. niekas nepažintų. Čia kaip kam. O kokiais kostiumais dažniausiai ateina pasipuošę vaikai? Lėlėm. Daugiausiai dalyvauja mergaitės, jos būna lėlės su, taip kaip sakė, kopėčiom, visokiom išpaišytam čia. Kopėčiom? Čia kaip geležinkelio bėgiai. Nu, va tokie siulė yra, va tokie va. Ir va Ai, taip. tai siulėm, ne kopėčiom. Bet kopėčiom jas vadina. Ai, supratau. Nu, nebūtume mes, jeigu jums neturėtume kažkokios tai užduoties. Tai Taip. užduotis tokia paprasta, mano akim, surimuoti trumpą dainelę apie šią šventę naudojant tokius žodžius. Taip. Kėdainietis, ragana, šluota, namas, saldainis, žaibas, ruduo. Šluoja ragana namus. Kėdainietis greit čia bus. Jau ruduo už lango staipos, žaibas griaudi, bus saldainis. O, super. Aš nuoširdžiai tai iš vis nesitikėjau iš tokių žodžių dainą galima sukurti, bet pažiūrėjus, ką dainuoja šiaip dabar lietuviai, tai jums labai gerai pavyko. Manau, į Euroviziją pirmą taikį. Taigi dėkojame Aušra jums už puikų pokalbį ir nuostabią dainą. Dar kartą sveikinimai šiai mokyklai. Dabar Akvilė, manau, mums aišku, kodėl šioje mokykloje vyksta tiek daug šventinių renginių. Tu pažiūrėk, kokia su manim mokytoja. Taip, ši mokykla mačius tiek daug, kiek aš. Nors man tik 9 gyvenimo metai bėga, tačiau šiai mokyklai jau 70-ieji. Būtent dėl šios progos Atžalynas šią savaitę tapo dar lankomesnis. Mūsų komanda ten buvo netgi 2 kartus, kur filmavome reportažus apie tai, kaip Atžalynas mini savo gimtadienį. Kviečiame juos ir pasižiūrėti. Sveiki visi, spalio mėnesis Atžalyno gimnazija yra ypatingas. Dar visai neseniai šventėme Atžalyno gimnazijos 70 metų jubiliejų ir šiandien esame jo minėjime. Visų nuotaikos nuostabios, visi šypsosi bei trykšta gera energija. Taigi eime pasižiūrėti. Smagiausia buvo mokykloje, aišku, popamokinė veikla. Prisimenu labai puikias, smagias kelionės į dainų šventės, kai vaikučius išveždavo į sostinę ir ten praleisdavom ne vieną naktį ir ne vieną dieną. Kokių turite bendrų sąsajų su šia mokykla? Čia buvo mano darbo vieta ir tiesiog mano gyvenimas, bet to tai yra mano vaikų mokykla. Lygiai prieš 10 metų aš dar būčiau buvęs 12-okas Atžalyne, tai visos sąsajos yra, aš čia mokiausi, labai gerai 4 metai praėjo,
Daug išmokau, daug visokiausių dalykų, šunybių prikrečiau. Labai gerai praleidau laiką, aišku, nes buvau ir mokinių klubo narys, laisvalaikio klubo narys. Prisiminimai tikrai labai gerai, su malonumu aš grįžau šiandieną ir tai spaudos konferencijos dalyvavau. Kokia jūsų nuomonė apie šią mokyklą? Ar daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai jūs čia dėstėte? Taip, iš tiesų, mokykloje kaita vyksta. Jeigu aš pasižiūrėčiau į materialinę bazę, sakykime, į mokyklos modernumą, tai pokyčiai yra labai ženklus. Jeigu pasižiūrėsiu į vertybės yra tos pačios. Mokykla pasikeitė labai daug. Dabar yra gimnazija, mokosi tik vyresni mokiniai. Tada reikdavo skintis kelią pro taip vadinamų mažiukų armiją. Mokykla pagražėjus yra sutvarkiusi, nes tuo metu, kaip aš mokiausi, dar tik tvarkėsi mokykla. Mokytojai, aišku, jau dar labiau gražesnį pasidarė. Kokia jūsų nuomonė yra apie šią mokyklą? Labai gera. Labai puikiai mokykla, nes aš mokiausi čia ir pradinėse klasėse ir dabar sugrįžau po 4 metų, sugrįžom abidvi. Mokykla yra pakankamai moderni. Į mokyklos ugdymo sistemą yra įtraukiama vis daugiau neformaliųjų metodų. O koks jūsų yra patys įsimintiniausias įvykis mokykloje, pats linksmiausias galbūt? Ėjau į pamoką, buvo pertrauka ir buvo toks sambrūzdis visų žmonių. Ir aš ėjau ir berniukų tualete, iš berniukų tualetų išeidinėjo vaikinas ir iš to kampo darė taip duris stipriai, aš stovėjau ir pam, gavau nosį. Kokių šunybių iškretėt, gal galite pavyzdžių? Visokiausių šunybių buvo, kažko gal negalėčiau išsiskirti šiai dienai, bet aišku buvo tokių ir tokių šunybių, už kurias tekdavo eiti pas direktorių ir atsiprašyti. Mokykla būtų žmogus, tai pagal amžių galėtų būti mano močiutė, o gal net promočiutė, nes mokyklai jau 70 metų. Ar patiko renginys? Nepatikt negalėjo, todėl kad visų pirma labai daug svečių, labai nuoširdūs sveikinimai, labai gražiai pasirodė dabartiniai mokyklos šeimininkai, tikrieji šeimininkai, atžaliniečiai. Labai patiko, labai sujaudinta esu ir prisiminiau savo mokyklinius metus toj pačioj mokykloje. Tik aš baigiau tą raudoną, kur pačią pirmąją rodė. Kuo ypatinga ši gimnazija? Aš galvoju, kad tai yra pats garsiausias mūsų ambasadorius tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje. Taigi visi kartu su Atžalyno gimnazija atšventėme jos jubiliejų ir tikimės, kad Kėdainiečio TV laidai irgi ateis laikas švęsti jos gimtadienį. Iki pasimatymo. Dar kartą sveikinimai šiai mokyklai. Nedai, ar pastebėjai, kaip mes patogiai įsitaisę? Taip, Akvilė, labai patogiai. Nacionalinis baldų salonas turbūt mums parūpina pačius minkščiausius ir patogiausius foteliukus, neniokojamus foteliukus. Taip, būtent, kaip ir mes neniokojam savo gimtąją miestą. Ar gerai pažįsti Kėdainius? Tai be abejo, aš kaip ir tu apie žinau viską. Ar žinai, kur yra Česlovo Milošo sodyba? O Skinderiškių parkas? O ar bent jau žinai, kur yra miesto parkas? Bet Akvilė, palauk, aš turiu pastiprinimą. Turiu vieną žmogų, kurio net visų pareigų mintinai išmokti negalėjau. Tai yra Lietuvos mokinių parlamento narys, Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys, Šviesiosios gimnazijos eksprezidentas Povilas Budrys. Povilai, kaip manai, kokios vietos yra pripažintos lankomiausiamis Kėdainiuose ir kodėl? Manau, visos vietos, kurios yra šiek tiek susijusios su istorija, turi tokį vardą ir jos yra lankytinos vien dėl to, nes ten galima pasidėti ir šiaip pasikultūrinti. Tai tokios vietos galėtų būti Kėdainiuose kaip, nežinau, pradedant Rinkos aikštę. Rinkanų. Ir baigiant Daugiakultūrių centru, kuris anksčiau būdavo žydų sinagoga. Kaip manai, ar tokių lankytinų vietų Kėdainiuose yra užtektinai? Manau, kad ne. Nes jaunimas tikrai nenori rinktis ten, kur nuobodu. O kur tu dažniausiai lankaisi? Savo mokykloje, nes jinai yra sena ir einu aš ten mokytis. Lankais nes sena ir eini mokytis. Tu visus senus dalykus lankai.
Galima pasakyti ir taip. Močiutės ten visas. Jeigu sena, tai jeigu reikia ir nueinu. Ai, supratau, šūnu. Supranti, nebūtume mes, jeigu neduotume tau kažkokios užduoties. Duodu užuominas ir tu turi atspėti, apie kokią mes vietą kalbam. Gerai. Duodu vieną užuominą, palauk, jeigu tu myki, aš duodu antrą užuominą, gerai? Gerai. Tai tarkim, pirma užuomina, tai yra seniausias Kėdainiuose ir susijęs su istorinė asmenybė. Seniausias Kėdainiuose, susijęs su istorinė asmenybė. Galiu aš tau užduoti klausimą? Bandyk. Kas seniausias pastatas, žmogus ar kas? Čia taip neparašyta. Tiesiog seniausias, tai gali būti bet kas. Tu bandyk spėti, tarkim, turi kažkiek laiko. Manau, kad tai miestų įkūrėjas. Ne, man reikia būtent to objekto. Objekto? Jo. Būtent objekto. Seniausio objekto Kėdainiuose ir tas objektas susijęs. Kėdainių miestų rotušė. Ne, tu nepataikai. Kitas yra, tai yra Kėdainių miesto šiaurinėje dalyje. Žinai, kur yra šiaurinė dalis? Ten. Tai gal mūsų miesto parkas ir jo pasididžiavimas minaretas? Šiauriau, dar šiauriau. Dar šiauriau. Nevaryk erystą, mane taip šiauriai. Gerai, trečioji užuomina. Istorinės asmenybės inicialai yra M ir D. Jau girdžiu. Mikalojus Daukša, taip. Ir koks tai yra objektas? Mikalojus Daukšos ąžuolas. Taip, paplokim Paului. Iš pirmo karto net nereikėjo kitų užuominų. Mes esame Skinderiškio parke. Pirmas įspūdis tikrai yra neblogas. Iš karto po šito nuostabaus tualeto man viskas palengvėjo. Tad nieko nelaukdami, einame visi čia ir visiems sakyčiau atkeliauti į šitą Skinderiškio parką. Pažiūrėk, supinės. Atsisėdė, opa. Einam pavėsinę. Einam pavėsinę. Šilta, klausyk, šildymas jaučiu jungtas. Jungtas, va, akmenukai. Tatuiruotės mėtosi, žiūrėk, kaip fainai. Tik atvyku, šiek. Ką tu pagalvojai? Neprimenė vaikystės? Iškart primena vaikystę, žinok, Faustai, man atrodo, aš čia ir užaugau. Ten supinės. Matai, supinės. Taip atsisėdi tu ant vienos pusės, aš ant kitos ir taip. Aš sunkesnis, tai nusveriu, aš atsispiriu. Niekad neturėjau tokių supinių. Jeigu būčiau gimęs mergaitė, nebūčiau turėjęs su kažkais. Pala, pakelk mane, viskas matosi, kaip pakeliu. Ką matai? Prisiminiau, kad aukščio bijau nuleis. Gerai. Tai va, mes dabar supamės. Iš tikro smagu, čia daug žmonių suradom draugių. Kažkur matėme. Irgi netyčia iš Kėdainietis TV komandos. Mes aplankėme Skinderiškių parką, bet tik pačią pradžią iš tikrųjų gaila, nes šalta yra. Bet čia yra daug veiklos, tai visiems tikrai siūlyčiau čia atvykti. Taigi, antroji mūsų aplankyta vieta yra miesto parkas. Ir čia, kaip matote, žmonių nėra ypatingai daug, bet jų ypač susirenka ir ypatingai panelių, kai nukrenta lapą ir jos čia ateina pasifotkinti. Taigi, eime žiūrėti parką. Kur, žiūrėk? Matai? Ateik čia! Kur? Paimsi. Mes stovime prie vieno populiariausių šiame parke esančių medžių, kur fotinasi merginos. O dabar eime prie sekančio, lygiai taip pat populiaraus medžio. Taigi, čia yra antras pagal populiarumą medis, prie kurio taip pat merginos mėgsta fotintis. Paeikite, su jo šneku. Tai va, žaiskim daugiau. Čia kimba? Nekimba šiandien. Kaip tai nekimba? Nu nekimba, dėdžiako nėra, živcų nėra, nekimba. O ką dažniausiai pagaunate? Dėdžiako, 3. 3 netgi, o kiek kilogramų? 1,5 kg, kitą kilą ir dar 2 kilogramų.
šiandien aplankėme Kėdainių miesto parką, matėme besifotinančius vaikinus, matėme daug lapų, tarp kurių fotinasi merginos, taip pat ir medžių. Netgi sužinojome, ar kimba čia. Tai va, o dabar važiuosime į Milošo gimtinę. Mes esame Milošo gimtinėje, kur galite pamatyti gražių dekoracijų. Pavardę galite atsisėsti ant suoliuko, pasigrožėti nuostabią gamtą. Bei sutikti vietinę katytę. Galiausiai paskutinė, bet tikrai neprašiausia mūsų aplankyta vieta – Česlovo Milošo gimtinė, kur galite turiningai praleisti laiką ir pasikultūrinti. Tikimės pamatėte daug dar neregėtų Kėdainių vietų. Todėl būtinai jose turite apsilankyti ir kokią rudeninę fotosesiją su lapais pasidaryti. Bet kad pasidarytum puikią fotosesiją, Akvilė, tikriausiai reikia apsirengti, pasidažyti, pavyzdžiui, šeškikų pasiversti, ne tarp lapų šeškas, įsivaizduoji, kaip gerai atrodytų. Į urvelį kokį įlendi, va tai padažą ir pasižiūrėk. Tikrai taip, Nedai. Apsirengti galite drabužių parduotuvėje E&D, o nuostabų makiažą gali padaryti grožio salonas Kėlė, kuriame galiu teigti, kad dirba pačios žaviausios moteris. Akvilė, o sakyk, ką tu veiki penktadienio vakarais? Dažniausiai būnu su draugais arba žiūriu penktadienio filmą. O tai tipui kokio Rinkano neaplankai? Tik niekam to nesakyk. Bet aš tikiuosi, kad tu pas save susirengi saulėgrąžų lukštus. Tai žinoma, juk nešiukšlinti, su draugais pabūti. Ir mūsų komanda aplankė pačias lankomiausias Kėdainių vietas. Būtent apie jas ir siūlome pasižiūrėti reportažą. Sveiki visi, šiandienos mūsų reportažas apie labiausiai patinkančias kėdainiečiams vietas. Tad eime paklausinėti kėdainiečių, kur jie leidžia savo laisvalaikį. Kur dažniausiai leidžiate savo laisvalaikį? Tiesiog vaikštom po miestą. Dažniausiai senamiestį ar šiaip su draugais parke. Mieste arba namuose. Rinkos aikštėje prie fontano, Giraitėj. Rinkos aikštėje. Rinkane. Rinkos aikštėje naujam tam skverė, kur atsidarė. Kodėl renkatės būtent tokias vietas? Nes ten daugiau žmonių galima sutikti ir šiaip ten įdomu. Tiesiog smagiau su draugais pabendrauji ir šiaip daug ką matai pažįstamų. Tiesiog sutinki daug pažįstamų, praleidi daugiau laiko su draugais ir šiaip taip gaunasi labai smagu. Ten yra mūsų daug pažįstamų draugų. Ten sutinkam savo pažįstamų. Ten taip smagu. O ką manote apie tos žmonės, kurie sėdi Rinkanuose visokiose iki aikštelėse ir valdo siemkas? Neturi ką veikti. Neturi galbūt bendrų pomėgių su draugais savo. Manau, kad tiesiog tai yra nemandagus spjauti siemkas viešoje vietoje. Kad negerai daro. Negalima šiukšlinti mūsų aplinkos. Negerai. Negalima tai daryti. Tiesiog šiukšlina. Galbūt esate viena iš tų, kurie tenais nuvažiavę gvaldena siemkas? Ne, nešiukšlina. Gal siemkas nelabai, bet išlipu iš mašinos. Ne. Nešiukšlinau. Ne. Nelabai. Ar dažnai užsuki į rinkos aikštę? Taip, kiekvieną savaitgalį. Ką ten veiki ir kas tave taip traukia tenais apsilankyti? Kiekvieną savaitgalį su draugiam susitinkam, išeinam į miestą ir užsukam į rinkos aikštę. Ten sėdim, jeigu sušalam, pasileidžiam muzikos ir pradedam šokti. Ir kokius šokius jūs ten šokate? Pačius linksmiausius. Gal su draugais jūs susikūrėte kokią savo lankomiausią vietą? Taip. Ir kas tai yra? Bunzo garažas. Kokios tavo manimų yra 3 pačios gražiausios vietos Kėdainiuose? Čia man kokios gražiausios vietos? Taip. Tai jeigu man, tai rinkos aikštė, naujasis mūsų fontanas, kurį visai nesenai atidarė, ir senoji rinka. O kuom jos tau gražios? Nes visi tvarkingi suoliukai, nėra šiukšlių, daug šviesų, daug žmonių, jaunimo ir tiesiog smagu sėdėti tenai. O ar pati dažnai ten apsilankai? Retkarčiais tenka, nemeluosi tikrai. Ką ten veiki? Sėdžiu su draugais, būnu, leidžiu savo savaitgalį, susitinku su naujais žmonėmis, kuriuos senai mačiau ir, nežinau, tai va, ir būnam visi kartu. Kaip matote, kėdainiečiai lankosi ne tik oficialiai pripažintose Kėdainių lankytinose vietose, bet ir savo sukurtose. Na, dabar žodį perleidžiu Akviliai ir Nedui. Na, o dabar mes kartu su studijos žiūrovais pažaisime. Žaidimas bus toks, kad bus 3 klausimai ir
tas žmogus, tai bus dvikova, ar ne, 2 žmonės ir tas žmogus, kuris pataikys artimiausiai 3 klausimuose, tas laimės štai tokį prizą, tai yra sušių draugų rinkinį Ying Yang restorane, kurį ir įsteigė pats Ying Yang restoranas, paplokime jiem. Tai, Akvilė, žaisim taip. Aš įsirenku vieną žmogų savo atstovą ir tu vieną, tegul jie kapojasi, gerai? Gerai. Aš užduodu pirmą klausimą, tu antrą, aš trečią, gerai? Gerai. Tai pirmas būtų klausimas toks. Kiek mūsų mieste gyventojų? Kuo galima tiksliau? Apie 33 tūkstančius. Tavo atsakymas? 32. 32, ne? Gerai. 35. Buvo arčiau Miglė, taškas. Yra gyventojų 25 654. Dabar antrasis klausimas. Kiek metų yra Kėdainių miestui? Nepadedam. Ir ne 700 nepadedam, gerai? Taigi, 600 jam 7. Tavo atsakymas? 600, kokia pam. Kiek tu sakai? Ne, 658. Jos atsakymas buvo. Jos buvo arčiau, turit po vieną tašką. Ir dabar galutinis klausimas. Aš pabaigiu klausimą, iškart galit spėti. Čia toks jisai bus labiau iš istorijos, bet kartu su geografija. Tai tokia istorijos geografija, gerai? Gerai, pradedu skaityti klausimą. Atsakymas turi būti vienas žodis. Tai ne data nieks, gerai? Pasirašėm. Kiek Kėdainietis TV komandų yra narių? 11 gal? Tavo 11. Kiek tu sakai? Tai skaičiuosim vienas. Viskas nebeskaičiuojam, visiems sąlygos. Nu, dabar bandyk spėti. Jis sakė 11. Dovilė laimėjo. Komanda 9 nariai. Paplokim Miglį už gerą pasirodymą, bet laimėjo šiandien Dovilė. Ir jinai gauna Ying Yang įsteigtą prizą, dovanų kuponą. Sveikinu tave, Dovilė. Sveikinu. Tai ir baigėsi mūsų antroji laida, kurios tikslas buvo parodyti, kad Kėdainiuose yra daug vietų, kuriuose galima daug pamatyti ir daug nuveikti. Bet svarbiausia yra atrasti savo mėgstamą sritį bei rūpintis Kėdainiais. Kita laida jau kitą mėnesį, o apie ką jūs sužinosite mėnesio eigoje. Nepamirškite sekti mūsų socialinėme tinkle Facebook'e, dalyvaukite mūsų paskelbtose konkursuose ir laimėkite iš tiesų gerų prizų. O pabaigai dovanojame Šviesiosios gimnazijos mokinių Emilės ir Igno dainą Price Tag. Ačiū Jums, jūs buvote nuostabūs. Seems like everybody got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got the shades on your eyes and your heels so high. Can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah. We're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a yeah. Bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take you back in time. When music made us all unite. And it wasn't low blows and video hosts. I'm the only one getting tied. Why is everybody so upset? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah. We're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a yeah. Bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag.